Labas vakaras, treneri. Sveikinu jau dabar pasibaigus sezonui dar kartą, kad tapote čempionais ir jūsų komentaras po rungtynių. Tai visų pirma, sveikinu visus sirgalius su sezono pabaiga. Džiaugiuosi, kad baigėsi taip, kaip baigėsi. Esame labai laimingi. Norėčiau padėkoti visiems žiūrovams, kurie rinkosi į stadioną. Taip gausiai palaikė mus. Be abejo, atskira padėka Greenway Boys, kurie ir šiandieną mūsų aplankė, tai su jų pagalba ir pavyko pasiekti tai, ką mes pasiekėm. O šiandieną tokios atviros rungtynės, tiek iš mūsų pusės, tiek iš varžovų pusės, daug progų, galėjau vieni įmušti, galėjau kiti įmušti. Tikriausia dėsningos lygios. Bet net nedėsningos 0-0 turbūt. Iš esmės taip, sakau, tiek 11 metrų baudinį turėjo varžovai, tiek mes turėjom gerų momentų ir jie turėjo žaidimų. Tai galėjau baigtis visaip. Rungtynės baigėsi, kaip baigėsi ir tikriausiai taip turėjo būti. Ir skaudi trauma bent jau atrodė iš šono pačią pirmą minutę. Eduardas Jurjonas, gal kažką žinote? Iš tikrųjų sunku suvokti, kas ten buvo, nes labai greitai įvyko ir nei medikai negalėjo iš karto paaiškinti, nei komandos draugai, kurie buvo šalia, tai išvežė į ligoninę, laukiam žinių, kokią situaciją. Iš tikrųjų, kol kas nieko nežinom. Ir žengia pakeitimo šiandien Vėjas Pocius, jaunas futbolininkas. Pakomentuokite. Jaunuolis, kuris sportavo su mumis paskutinėse savaitėse, paskutinėse treniruotėse, tai tikrai žaidėjas, kuris turi galimybių augti ateityje, tai norėjosi jam truputį duoti tokio kaip bonuso, žinot, debiutuoti, išbėgti į aikštelę, tai toks irgi įsimintinas momentas, jam debiutas, tai tikiuosi jam padės toliau augti ir tobulėti. Ar pats prieš sezoną bent pagalvojate, kad jau pačiais pirmais metais pavyks tapti čempionais? Tai žinot, kada dirbi, tai visada tikiesi geriausio, visada tikiesi pergalės. Tos pergalės nuveda prie gerų rezultatų. Tai be abejo, kada startavom čempionatą, nieks nekalbėjo apie aukščiausias vietas, nieks nekalbėjo, kad tai baigsis, bet sezono einant ypač į antrą pusę, kada turėjom tikrai gerą formą, rinkome taškus, sakykime, trečio rato pabaigoje, jau tokie signalai buvo, tai beliko tik užbaigti gerai pradėti darbą, tai džiaugiuosi, kad tai pavyko padaryti. Esate dirbęs ne su vienu vyriausiųjų treneriu kaip asistentas, kai pradėjote savo kelią šiais metais kaip pagrindinis treneris, ar buvo kažkas, ko tikėjotės, galvojate bus vienaip, bet galiausiai pamatėt, kad galbūt čia reikia kitaip? Tai be abejo, žinot, kada esi asistentas, tai turi savo užduotis, stengiasi jas atlikti, vyr treneris pasako, kitaip tariant, tarė savo paskutinį žodį, tai šiam darbe ir sunkiausia yra priimti tuos sprendimus. Vieni pasiteisina, kiti nepasiteisina, tai ir sezono eigoje mokiausi ir savo klaidų, ką padariau gerai, ką padariau blogai. Tai futbolas, dinaminis sportas, nuolat viskas keičiasi, nuolat juda situacijos kitokios, kaip matot, ir traumos ir kiti dalykai. Tai labai džiaugiuosi, kad kokį turi trenerių štabą, kolektyvą visą, kad kiekvienas su savo patirtim daug metų tiek žaisdami futbolą, tiek treniruodami, tai be abejo labai stipri pagalba užnugaris, kiekvienas iš mūsų turim savo užduotis, treneris, kiekvienas asistentas turi užduotis, kurias puikiai padarė, puikiai atliko. Iš mano pusės tikriausiai koks pokytis nuo asistento iki vyr trenerių, kad tenka priimti tuos pagrindinius sprendimus ir be abejo prisimti atsakomybę už juos. Ir sezonas baigėsi, kartu sezonas prasideda, atrodo, jau matome keletą žaidėjų, yra pratęsti kontraktai, gal galite kažką dar paanonsuoti ar atskleisti, kokią viziją matome kitais metais Žalgirio? Pas mus iš tų trenerių pusės tikriausiai niekad nesibaigė sezonas, nes jau dabar vyksta darbai, žiūrint į kitą sezoną, tai tos pertraukos kaip ir nėra, aš manau jos ir nebus, tai turim savo viziją, turim gaila, bet su kai kuriais atsisveikinti, turime, kurie pratęsė kontraktus, žiūrime ir naujų žaidėjų, tai kaip minėjau, dinaminis sportas, viskas keičiasi, nuolat turime būti aktyvūs rinkoje, nuolat turime domėtis, kas kur vyksta, ką galim pasikviesti, tai dabar ir darom.